sveikesnį gyvenimo būdą berniukams ir mergaitėms mokytis. Ir nustatyti, kas yra svarbiausia gyvenime, ką mokytis. Dabar 80% visų studijų, visų profesijų dar net neegzistuoja. Ką mokosi 6-mečiai dabar. Tai vadinasi, 6-mečiai ir 7-mečiai, jie eina 1 ir 2 klasę, kai jie jau užaugs. Bet tų profesijų dar net neegzistuoja, o bus tenais. O mes juos mokom net profesijoms, kurių dar nebus. Nėra dabar, bet bus vėliau. Pagalvokite vieną sekundę. Aš tikrai, aš galvoju apie tai visus metus, kiekvieną dieną. Aš galvoju, ką mes darom, ką mes mokom, ką mes pagrindė visą laiką. Jeigu 80% profesijų dar nėra, o mes jau kokią žinias kam? Jeigu visiškai kokį dalyką dabar iš viso, technologija taip eina, taip sparčiai, tokios naujovės. Ir masės dar nežino, kokios tikrai naujovės atėjo. Mes esame prisirišę prie kai kurių grupių, kur mes turim labai įdomios privačios informacijos, kas vyksta, kur yra mano atžvilgiu, kai truputį ir žiauri. Aš nieko prieš, kad ten mes ilginam ten gyvenimą, ar nieko prieš, kad tenais į tas ląsteles cirkuliuoja dabar tą šviesą, kur dabar potencialiai mes tikrai galim laisvai gyventi 1000 metų, kai jie dabar daro eksperimentus. Aš nieko prieš tą. Bet yra tokių dalykų, kur, kaip aš minėjau anksčiau, sujungimas žmogaus su robotais, sujungimas žmogaus su čipų skliautais, su kompiuterizacija ir taip toliau, kas įvyks per sekančius 5 ar 10 metų jau masiškai. Čia jau vyksta dabar, ką aš kalbu. Ir jie labai, ir daug kas norės būti savanoris, kai galės, kaip okeane būti bet koks vaikas, dėl to, kad čia labai lengva. Čiuk, internetas galvoja, viską jis moka, viską jis moka. Čiuk, jau ir Puškinas. Čiuk, truputį, čia 1 minutė ir net gėris. Tai įsivaizduokite, aš visą galvoju, kas iš jūsų dabar savo vaiką arba savo mokinį, čia yra tokia laboratorija. Nuveskit truputį, pajungs ir jis bus geras ir drausmingas. Truputį pajudins keletą raštelių. Nedaugelis norėtų tą dabar padaryti. Ir tada galvoju, žinios, o kiek žinių trūksta, tai gal einam truputį ten pasuks truputį ir visos žinios atsidarys. Ir kai aš einu tą temą ir kalbuosi su žmonėm, pasirodo, nelabai mes to ir norim, kad būtų ypatingai ten didelės tos žinios, ypatingai tenais paklusnumas tų vaikų. Mes sugrįžtam prie žmogiškumo vėl, kas yra esmė, kas mes, ką mes iš viso esame, nesgi pedagogų mūsų, tai kaip mes išmirsim to jas, mes būsim bedarbiai. Taigi dabar vaikai patys viską gali daryti, viską gali išmokti, visas tos žinias, kurius deda, tai viskas yra, jie visą per vidurinį ir per aukštąją pagrindinai išskyrus tenais keletą profesijų, faktiškai 95% jie gali savarankiškai išmokti per metus. Aš vidurinį galiu išmokyti vaiką per 2 mėnesius. Net niekada jisai nebuvo mokyklai. Dabar tas ir yra. Ir tie, kurie dėsto akademijos, ir aukštuosiuose, ir super aukštuosiuose, ir taip toliau. Visas tas mokslas, kurį mes darom, mes galim būti ir bedarbiai. Tai dabar vėl sugrįžkim, ką mes mokytojai. Kam yra reikalingas mokytojas? Dėl žinių? Ne dėl žinių. Mes iš viso, mūsų pašaukimas yra ne dėl žinių. Nes jūs savo mokytojų laboratoriją nenorėtumėt, ne tam, kad jūs turėtumėt darbą, bet šiaip, kai toliau pradedam filosofiškai mąstyti, ne dėl žinių, mes esam pedagogai. Neperdavimo žinių, nes dabar tas vyksta dabar labai laisvai, labai lengvai. Mes mylime vaikus, mes norim su jais bendrauti, mes norim būti dalis to bendruomenės, mes norime turėti tą kontaktą, meilės. Tie, kurie yra pašaukti žmonijai, ar tai su paaugliais dirbti, ar mokyti suaugusius ir vaikus, pedagogai tai yra žmonės, kurie nori bendrauti. Bendravimo. Be bendravimo mes mirštam. Tai didžiausias poreikis po valgio, pastogės ir sveikatos yra pats pagrindinis poreikis – bendravimo. Ir pedagogai mes esam, žinoma,
kaip dabar, sako pedagogams, tą patį eina klasė, pirmoji, antroji, tą patį, jie turi mokinti, tai atrofuojasi jos smegenimis, jau nebenori, jau mokytojai jau pasidaro kaip robotai, tai neturėtų to būti, jie turėtų kažkokias visą laiką inovacijas daryti. Nesveika pedagogų tą patį mokyti kiekvienais metais ir dabar kitą klasę ateina vėl tas pats. Tai jisai pasirodo ant konvejerio stovi. Kam tas konvejeris? Kam tie egzaminai? Pasižiūrėkite, kiek daug disciplinų, kur visiškai nereikalingo egzaminai. Kam, atsiprašau, pasakius, nežinau, nenoriu žeisti nieko, bet pažiūrėkite, kam filosofijos egzaminai. Va, 6 metų vaikas, pradėjo 40 knygų parašyti. Jau ne kažkaip parašysiu pažymį už tai. Kam pažymį rašyti? Ir iš kur mes žinom, iš kur mes atėjom ir kur mes einam. Mes galim tik tai filosofuoti ir kalbėtis, bendrauti apie tai. Bet kam pažymį rašyti žmogui ir pasakyti, kad tu baigęs filosofijos kažkokią katedrą? Kam? Čia turi būti procesas. Šitokie dalykai, šitokios visos mintis turėtų eiti ir eina iš visų vaikų, tik niekas neturi laiko paklausyti jų. Eina iš suaugusių, eina iš visur. Jie eina, tos mintis yra visur radio bangos. Kažkokios tai radio bangos, jūs tik tai jungiate, kas turi truputį geresnių jungiklių, tų teletransmitorių ir jau daugiau prieina. Tai jeigu taip, tai vat visa, kas čia yra, taigi čia yra viskas visiems duota. Visiems duota, bet kam dailininkui pažymį. Tegu publika įvertina, tegu žmonės įvertina, ar čia gerai. Tegu žmonės įvertina, jeigu restoranas yra prastas, kam jam reikia pažymos, kad jisai geras restoranas, ar eiti 20 metų į kursus, kad kažką tai pagaminti. Tu gamink, valgyti, rodyk, eksperimentuok, brandink savo tą veiklą ir tada, jeigu žmonėms patiks, ir ateis. O jeigu yra bjaurus maistas, netikė padavėjai, argi jūs eisite tą restoraną? Neisite. Tai tegu liaudės ir iškelia tuos, kuri nori. Jie pasirenka, kas yra gerai. Ir tik tai labai mažai profesijų, gal tikrai, tik ne daugiau kaip 2-3, gal 5% profesijų, kur reikalauja kažkokią tai tikrai kaip medicinoje. Bet ir net medicinoje, kas yra klaiku. Medicinoje jau aš galiu mokinti vaiką nuo 5 metų medicinos. Jis jau gali žinoti iki jau 10 metų. Jau 10 metų jau gali visą turėti savo, kaip beveik baigęs vidurinį universitetą, institutą, medicinos. Jeigu jis nori, jam reikia praktikos, jam reikia daryti, tikrus dalykus, matyti tikras ligas, jam reikia eiti su profesionalais dirbti. Mūsų vaikam reikia būti su profesionalais, kad jie mokėtų dirbti. Bet kas yra pedagogas? Pedagogas tikras, kuris yra kažkokiu tai būdu mylinti savo darbą, kuris nori perteikti vaikam. O dabar pasidarėme mes pedagogikas. Nieko nei truputį tą mokam ir taip niekur nemokam. Bet iš tikrųjų, pedagogas tikrasis, kuris myli žmogų, myli vaiką, taip jam patinka, taip nori parodyti. Ir jis būtent moka parodyti kažką tai kitiem. Ir šalia, jeigu aš sakysim daktarė, tai ateik, aš parodysiu, kas čia yra knygose, čia nuotraukose, matai, tas žmogus užsidėk savo tą juostelę, eisim dabar, žiūrėsim, kaip gydyti. Taip anksčiau darydavo. Viskas aukštyn kojom dabar apsivertė šį šimtmetį. O anksčiau taip ir buvo. Aš nieko naujo neišgalvoju. Viskas tai buvo aišku. Viskas aišku, kad paauglystė meilė atsiranda daug anksčiau, dabar iš viso paauglystė mes dar tempiame iki 30 metų. Jau šeimą sukurkim vėliau. O to, ką mes žinom, ką tenais paaugliai daro, kur ta abortai, kur tie veiksniai, kurių mes dabar matom ir apstu. Tai to, kad mes principų nesilaikom tų, kurie niekada nesikeičia. Ir kas nesikeičia, yra žmogaus biologija normaliai. Vaikas negali šitaip sėdėti, o dabar pastatyti, šitaip 8 valandas Čiurlionio meno mokykloje paklausiau, o jie išeina, tenais 8 iš ryto, ateina 11 nakties. Jau tai vergovinis santvarka. Tai jau čia negerai. Kas iš to, kad jie bus tai atlikėjai,
O jau jie kaip, amerikiečiai sako, zombiai. Jau viskas, jau išglebę, jau jie negali pajudėti, jau akys stiklinės. Vietoj to, kad išmokytume vaikus kurti. Mes rodome, štai žiūrėkite, kiek mes turime žinių. Aš pastebėjau, kad kiekvienas vaikas nuo 3 iki 5 metų man suteikė tiek daug žinių, kad sakau, dabar aš turiu 100 metų darbo, kad tik tai viską surašyti iš juodraščių, kad tik tai mano 2 vaikai sako. O kiek milijonų vaikšto? Vunderkindų, jų idėjų. Tik spėkim užregistruoti jų idėjas, tai daug greičiau ir sparčiau iš viso vystysimės. Žodžiu, potencialas yra neišpasakytai nuostabus žmoninis. Mes per 100 metų, žiūrėkit, tiek pasiekėm gero. Ir blogo, bet aš kalbu iš gėrių. O dar pagalvokite 1000 metų, o milijonas. Tai čia ribų tikrai nėra žiniom. Žinių niekada neužteks. Mums ką dabar, mes taip norim, kad vaikai žinias visur turėtų. Ir mes taip stengiamės matematikoje tenais, visi turi tiek žinoti, geografijai tiek. Vietoj tos geografijos išsiųskite vaiką kur nors į kokią kitą šalį. Eikite, pagyvenkite su juo Amazonijai. Jeigu jums taip geografija patinka. Pats veiksmas yra svarbesnis, pats kiek žmonių iš viso pedagogikoje eina, niekada nedirba su vaikais. Kiek žmonių tik teorijose, tik knygose skaitė, kaip gyventi, o negali gyventi. Aš prisimenu vieną tokią moterį, sakau, jinai buvo konsultantė, mes susipažinome, sakau, jinai konsultantė vedybų, sutuoktiniam. O jinai nebuvo niekada apsivedus, susituokus. Kaip tai? Sakau, o čia jinai iš Dievo, sako. Sakau, man įdomu. Aš tai pagalvoju, aš kai jie prisiminė, daug Amerikoje yra konsultantų, psichologų, kurie niekada nėra susituokę, vaikų neturėjo, o jau padeda šeimom. Tai iš kitos pozicijos aš kartais žiūriu į mūsų pedagogus, daug ką mes mokame, visiškai jokios praktikos tai neturėjo. Aš visą laiką sakau, mums reikia mokytis iš tų žmonių, kurie kažkas tai ir sekasi ir iš klaidų. Ne tik tai tie, kurie pasisekė, bet aš labai mokausi greitai iš žmonių klaidų, nes labai galima greitai pažiūrėti, bet kaip ta mama reikia tenais, ar pedagogėm reikia, o kiek mokytojų tikrai reikia ir žaidinėja mokytis, ir žiūrėk, kas vyksta, tai galima greitai irgi pasimokyti ir iš kažkokio tai gero principo, žiūrėk, tie vaikai tiesiog kaip bitės prie medaus, žiūrėkit, prilipusi prie tos pedagogės, nors ir ta mokykla nuširusi, tenais, visi tenais aplinkui baras ir negera sistema, bet jinai tenais švyti. Jinai kažkas stebuklus daro. Mano tėvas buvo įdomus pedagogas, iš baltos šlepetės pasiūdavo vaikams ir išdažydavo baltais sienas, kažkokius eksperimentus darydavo, padaryti kažką kito. 5 visiems rašydavo, gal jie ten gerai mokindavosi ar negerai, bet tai būdavo dar, tai buvo prieš kokią 65 metus. Tai, žodžiu, mes visi, mes tokį turi potencialą, tokias galimybės, padaryti viską kitaip, viską geriau.